Sveiki, mėlyjei, čia laida Lietuva sveiksta. Aš esu jos vedėja, sugalvotoja Laura Dabulytė ir čia vis kalbu apie temas, kurios tokios, man atrodo, įrodinėjančios, nes reikia įrodinėti, aš nemeluosiu to, kad yra faktų, kurie rodo, kad sveiksta ta Lietuva. Tai vis tempiu čia į tą studiją žmonės, kurie sako, jo, aš irgi taip manau, su sąlyga. Tų sąlygų, kad mes galėtumėm sakyti, kad Lietuva sveiksta, yra labai daug. Ir šiandien tokia kiek kitokia tema apie mūsų savivertę galvoti, kad sveikstame. Šiandien ant šito nuostabaus foteliuko pasisadinau kaučerę. Čia yra, trenerį gal galiu vadinti. Indrė Winter yra žmogus, kuris kitoj savo barikadų pusėje pasisodina žmonės, kuriem aiškina gyvenimą, leisiu savo tai pasakyti. Bet kai Indrės klausiu, ar jis sutinka, kad Lietuva sveiksta, man labai patinka atsakymas. Indrė, labas. Labas, Laura. Pasikartokim, ar sveiksta Lietuva? Taip, aš manau, kad Lietuva tikrai labai sveiksta ir labai sparčiai. Vien tas faktas, kad tiek daug žmonių, ypatingai moterų, kelia šitą klausimą, ar aš verta, kokia mano savivertė, jau vien tai rodo, kad mes sveiksta. O, geras, nes nematyti, ar ne? Kažkada vaikai buvo mušami. Ne? Ir atrodė, kad tai, o kas čia per klausimas, o kodėl ta moteris turi darbą eiti, tai kad mes visą tai iškeliam, jau rodo, kad mes gerėjam. Jau rodo, kad tiesiog yra pokytis į kažkurią pusę. Ar gerėjam? Klausimas yra kitas. Aha. Bet pokytis iš stagnacinio taško, kuris buvo labai ilgą laiką, bent jau kaip aš mūsų vaikystė ir mūsų mamos ir močiutės, tai pokytis yra didžiulis. Taip. Nes dabar tarp kartų įvyksta toks iš tikrųjų masinis nesusikalbėjimas. Nes mes kalbam skirtingom kalbom, nes mes pradėjom ieškoti to savo savivertės, mes ją pradėjom suprasti, nes mes jau užaugom laisvi žmonės. Taip. Mes užaugom, ačiū Dievui, be bado, be karo. Mes užaugom jau visai kitom sąlygom, todėl mes turėjom galimybę ieškoti ir rasti ir dabar va ką turim. Dar pasitikslinu, kai studijavom, augom, gavom tai, ką mums duodavo tėvai. Visą tai, kas jiems buvo įskiepyta, mes tiesiog gavom, ar ne? Taip, kaip matrica. Kaip matrica. Pažiūrėk, kad, kaip čia... Tu dirbi, cukrus operuoji. Cukrus netinka su druska, ar ne? Ir viskas. Negalima būti basom kojom, kai šalta. Negalima valgyti ledų žiemą. Taip. Negalima daugybės galima ir negalima, nes taip reikia. Taip. Ir kas atsitinka po to? Gauname laisvę ir pradedame ieškoti savo tiesų. Taip. Nes turime laisvės ir esam patenkinę visas savo pagrindinės reikmes. Kaip geras, čia yra piramidė, kurioje pakrovėjas ir Wi-Fi'us jau užpildyti. Taip. Maisto gavom, ar ne? Miegam gerai. Stogą turim, miegam gerai, lova minkšta. Tada mes galim pradėti ieškoti atsakymų į kitus klausimus. Nuostabu. Jeigu aš esu etape, kai mano telefonas išsikrauna, nieko aš daugiau neieškau. Nes ieškau, kai pasikrauti tą telefoną. Čia perkeltinė prasme, bet mintis yra tokia, kad jeigu aš... Kai tu nori valgyti, ar Dievas yra ar nėra, tuo metu... Nelabai svarbu. Tai jeigu mano namuose man nesaugu, aš niekada negalvosiu apie tai, kokia mano savivertė. Nes aš galvosiu, kaip išgyventi. Taip. Tai čia rodo mūsų privilegiją jau dabartinės kartos ir ačiū mūsų tėvams ir seneliams, kurių dėka mes esam dabar čia. Ta prasme, ir dabar mes jau galim spręsti šitos dalykus. Mano kaip 21 amžiaus jau atstovo žmogaus nuomonė, tai esam gal netgi šiek tiek užstrigę. Toj vietoj, kad mes ieškom, kaip pasikelti savivertę, kaip čia geriau. Mes tiesiog, ko mes norim, mes tiesiog norim būti mylimi. Tai palauk. Savivertė, jeigu tu nori turėti gerą, taip sakant, aukštą savivertę, tai daryk dalykus, kurie yra vertingi. Labai paprasta. Vertingi tau. Vertingi apskritai. Vertingi tau, vertingi kitam, vertingi visuomeniai, vertingi politikai, vertingi... Pasirink sistemą, į kur nori eiti ir tiesiog daryk tuos vertingus dalykus, kuriuos tu manai, kad jie yra vertingi. O ta savivertė, kurią mes keliam per
retrytus, išvažiuojamuosius ten savipažinimo. Savipažinimo. Ir aš esu už savipažinimą. Aš tiesiog kalbu apie tai, kas toliau. Taip. Nes mes pažįstam save, aš labai rekomenduoju eiti tikrai žmonėm į terapiją, nes tai tiesiog nuvalo langus, pakeičia tavo. Tu tiesiog matai kitaip pasaulį, bet aš noriu įspėti, kad kai tu matai kitaip pasaulį, tai nereiškia, kad tau automatiškai pasidaro geriau gyventi. Neužstrik. Iš tikrųjų pasidaro gyventi sunkiau, nes tu nebegali suversti atsakomybės, nes tai tik supranti, kad čia mano šitas, čia aš taip reaguoju. Žinai, kaip tai dainuoja, it's me. Indre, ar galiu taip teigti, kad Lietuva sveiksta, kai prasivalo savo akinius? Taip. Nu, kai linzas teisingas susideda. Taip. Bet čia, terapija, coachingas, visi šitie, exercises, ar ne, pratimai, tie tavo tos praktikos kasdieninės, yra apie tai, tai yra kaip tavo virtuvės stalas. Net nusipirkęs naują stalą, tu jį vis tiek turi valyti. Eina savo. Kodėl? Ir suvokimas, kad tau nereikia pykti, kad tau jį reikia valyti. Kad tau vėl jį reikia valyti. Vėl visi prišiukškino ant stalo, kurį man reikia valyti. Kaip įdomu. Grįžtam prie meilės. Grįžkim. Man taip suskambėjo, kad mano savivertė iš tikrųjų yra desperatiškas ieškojimas būti mylimo. Taip. Čiau. Nu, nežinau, kaip tai su sveikata susiję, bet... Žinokit, labai viskas yra susiję. Mes kažkada turėjom tokį pokalbį su drauge, kur dirbom kartu New York'e. Mes dirbom juvelyrikos kompanijoje, tai tiesiog nesusijęs su niekuo. Taip. Ir mes tikrai taip stengiamės. Mes taip stengiamės dirbti šitai moteriai, nes man buvo labai, aš nežinau, aš ją žavėjausi, aš galvojau, wow, kad šitaip žmogus tiesiog paima, padaro, biznį, žinai, wow. Ir aš galvojau, aš tikrai taip stengiausi. Ir tada jinai vieną dieną numeta tokį, vergų niekas nemyli. Tu gali dirbti kiek tu nori. Kaip gerai. Ta prasme, jeigu tu dirbi iš to, kad tu nori būti mylimas, tai joks kiekis savivertės ir seminarų tau nepadės. Taip. Bet jeigu tu nori būti savivertės iš tos pusės, kad tu darai vertingus dalykus, tai čia išsirink sritį ir daryk. O kur aš ateinu, tai aš ateinu šitoje vietoje, kai tu, tarkim, esi pasimetęs, kaip pradėti tai. Pas mane ateina žmonės, kai yra... Kai jam parodo, kai nuvalo jam akinius. Kai jisai supranta, kad tai kaip yra, nėra gerai ir geriau nebus. Taip. Ir jisai nori tas žmogus kažką tai keisti. Taip. Ir jisai turi ugnies ir jau yra prasivalęs truputėlį. Jau supranta, nebereikia pradėti nuo mama ir tėtis. Taip. Jis jau žino savo duobes, į kurias visada įkrenta. Taip. Tai aš galiu padėti naviguoti šitą, kad for the flight up. O kur ten aš nuskrisiu? Kada suprasiu, kur tavo kelias veda? Aš nebūtinai turiu žinoti, kur? No. Tikrai? Tikrai. O, išlaisvinai. Taip. Mes nežinom, tiesiog neturim turėti 5-mečio planų. Padarykit vieną vertingą dalyką šiandien. Pavyzdžiui, dantis išsivalyti. Jeigu tai yra vertė, tai aš manau, kad labai vertinga. Tai, kas tai ne, bet jeigu tai, ką tu jau laikysi vertingu, tai, ką tu jau nesijausi, kad, toks būna toks jausmelis, toks... Šaunuolis, taip, to dopamino gauti vadinamojo, ne? Dienos dopamino dozė. Dopamino gal ne visai, bet aš nesu mokslininkas, negaliu pasakyti tiksliai, koks yra chemikalų ir hormonų kokteilis, tu pasijauti taip išgėręs jį. Bet, jo. Čia yra svarbus, ar ne? Taip. Ok, dar man tos meilės nesinori paleisti. Jeigu aš darbe ieškau meilės, jeigu namuose ieškau meilės, jeigu vaikas ir atlieku nesąmoningas kažkokius dalykus, bet suverčiu, kad man savivertės trūko, dėl to taip padariau, kur čia sueina dalykai, kad viskas yra apie mano ieškojimą, kaip kiti mane myli? Tai čia tiesiog kiekvieno mūsų gyvenimo tikslas, man atrodo, surasti tos žmonės, kurie mus myli.
Ir mes jų ieškom kaip tik tai galim. Ir tai persiveda į kiekvieną sferą gyvenimo. Bet reikia atskirti. Bet tu esi vis dar vaikas, nes tu nesugebi atskirti. Būtent. Nes tu ieškai šeimos, eini į darbą ir ieškai šeimos. Tai ir čia klaida? Nu, nebūtinai klaida, bet tiesiog tai, ką tu darai, tai tu reaguosi visai kitaip į atsaką tavo boso, kai tu suprasi iš tikrųjų, kad jis yra tavo bosas ir kokios yra ribos darbo, ar tu jausiesi, kad jis yra tavo kaip tėtis ir jis tau pasakė kažką pakeltų balsu ir tu tiesiog... Jis mano maždaug pasaulis gelbėtojas. Nu, tai labai skirtingas pojūtis darbe tada bus. O namuose? Namuose lygiai tas pats. Jeigu aš tikiuosi, kad gyvenu su partneriu, o paaiškėja, kad gyvenu vienas, tai labai liūdna. O kaip turi paaiškėti, kad gyvenu vienas, nors esu ne vienas? Kas neatliepia? Kažkas neatliepia. Kažkas neatliepia. Širdis sako, hello, anybody out there? Aha. Čia turiu būtinai žiūrovom pasakyti, Indrė daug metų yra gyvenusi New York'e ir aš tikiu, kad tu, kai pasakai, tu verti, tu iš anglų verti mums, ne? Tiesiog aš turiu labai daug galvoju tokių frazių, kurios iš karto yra angliškai ir man jas reikia tiesiog truputėlį taip kartais. Bet jos kartais taip išsiskleidžia ir aš galvoju, tegu. Indrė, man gražu, kad tu neskirstai giminių. Ar yra tiesos tame, ką girdžiu, kad moterys, vyrai, tiesiog kalbėkime apie aš, tu, aš. Žmonės tiesiog mūsų visuomeniai, mes nesam žmonės užaugę miške ir vyrai tiesiog yra užauginti kitaip. Vyrai yra užauginti kitaip jaustis. Tai dėl to mums dabar taip labai čia liūdna ir skaudu dėl tos, žodžiu, ir savivertės, nes pas juos savivertė yra, pas didžiąją dalį vyrų, yra automatiškai aukštesnė. Taip. O pas moteris? O pas moteris priklauso nuo situacijos, nuo aplinkybių. O gal tai yra būdas... Bet aš galvoju, kad tas savivertės, aš atsiprašau, ar pertraukiu, tai yra, angliškai yra labai gražus žodis grace. Taip. Ir tas yra, vėlgi, ką aš noriu atskirti, yra vertingumas tavo gyvenimo. Kiek tu palieti žmonių, kaip tu juos palieti. Ar jie jaučiasi geriau tavęs paliesti, ar jie jaučiasi nusiminę tavęs paliesti. Tai yra tavo, bet savivertė, tai yra tas toksai, kaip tu jų, tai yra iš vidaus ateinantis dalykas. Tiesiog, žmonės vaikšto pakeltą galvą, kodėl? Net konclageriuose buvo žmonių, kurie vaikščiojo va taip, nes jie va tokie. Bet tai nereikia, čia kaip sakyti, žinai, kad vieninteliai žmonės, kuriuos myli, yra olimpiniai atletai. Bet tik jie yra verti meilės. Netiesa. Ir tai yra toksai neįmanomas tikslas, kad tau galima parduoti labai daug kursų. O ar yra kita pusė medalio, kur viskas perdėta, kur, žinai, užaugintas žmogus tiek pripumpuotas savivertės, kad jis yra pasaulio bamba, vadinkim taip. Kad iš tikrųjų jis ir vėl tada kažkaip nepavyksta gyvenimas taip, kaip turėtų pavykti. Nes tada jisai yra išvadinamas visų narcisistų. Taip. Nes mes visi turim dalį narcisizmo. Tai tiesiog mes nesam kažkokie statinės būtybės, mes esam, viskas visada juda. Gerai. Nieko nėra tokio, kad aš va šitas, bet kaip žmogus jaučiasi, kaip jisai save veda. Taip. Kaip jisai eina į kambarį galų gale. Visi iš karto žino, kokia jo savivertė yra. Taip. Tai yra toks jausmas, kurio tu nesufeikinsi. Bet tas žmogus žino ar ne? Nebūtinai. Nebūtinai, nes, pavyzdžiui, kai dabar yra tas, aš užsiauginsiu savivertę ir tada padarysiu, ne? Taigi yra rilsai, dink mėnesiui ir nustebink visą pasaulį. Jau tikrai, sėkmės tau, good luck. Per mėnesį nesutvarkytum žmogaus? Per mėnesį, tai čia šitiek laiko, vaikeli. Taip. Ai, nusimušėm. Dėl tai viskas tvarkoja. Mintis yra tokia, kad yra tas toksai, kad tu susitvarkyk savivertę ir eik užkariauti pasaulį, žinai. Taip, bet tai mes matom, kiek yra daug sėkmingų žmonių, kurie yra su didžiuliais imposterio sindromais, ar ne? Taip. Tai ar tai tiesiog darai dalykus, jeigu jie yra vertingi, tavo vertė išauga. O ta savivertė, apie kurią čia visas šneka, labai. Sorry, bet nieko nebus, reikia daryti. Sprendimo
Tu negali išsiaiškinti savo gyvenimą. Tu negali, tavo gyvenimui sprendimo nėra. Atsimeni, kaip filmas Hitchhikers Travel Through the Galaxy. Taip. Nežinau, kaip lietuviškai. Nežinau. Bet ten yra kultinis filmas ir ten yra, žodžiu, visa žmonija užduoda klausimą didžiuliam kompiuteriui. Ir laukia 10 000 metų, kol tas, ir galų gale kompiuteris sugeneruoja atsakymą. Ir atsakymas yra 42. Va būtent. Pasiklysk vertime. Nėra sprendimo. Geras. Taip, tu žinai savo, kaip tu savo triggerius, savo paternus. Taip, labai gerai, kad tu žinai. Aha. Bet po to atsakymo vis tiek nėra. Ta prasme, yra tik tai sprendimo nėra. Yra tik tai kitas tavo sprendimas gyvenime, ką tu darysi. Kurio irgi nėra. Bet sprendimas, ta prasme, kad there is no solution to life. Būgerai, per mėnesį, sakai, nepadarytum, kokį tu žmogų išleidi po savęs, kai jau jauti, kad tvarkoj, padarėm tai, ko tas žmogus čia atėjo. Koks tas žmogus išeina? Ko tu linki tiem žmonėm? Visų pirma, aš jiem linkiu tik tai sėkmės ir kad nepritrūktų gazo. O kaip aš žinau, kad jis jau ready, kad jis jau yra pasiruošęs tam, tai yra, ko be paklausi, viskas yra slidu ir nuslysta. Niekas nebekimba prie to žmogaus. O, geras. Jis tiesiog kaip kulka pasidaro. Taip. Tikslo. Nėra, ne? Nėra už ko užsikabinti. Geras. Nes kai ateina viskas kimba, viskas kaip velkro žmonės ateina, žinai, tokie, prie jų viskas kimba. Taip. Kiekvienas, supranti, parduotuviai kažkas juos pažiūrėjo, jam čia taip drama, ten, žinai, o Dieve, į kavą neįdėjo cukrų. Na, dabras. Ir viskas juos kabina tada, ir viskas juos nervina. Ir kai nebekabina, ką tada tas žmogus, kas čia įtampos nėra, kas čia atsitinka su juo? Negaliu atsakyti. Jis tiesiog turi savo kažkokį matymą tiem sprendimam priiminėti. Nu, va, kaip tas, žinai, virtuvės stalas, jis dabar yra nuvalytas. Jo. Ir jeigu tu jį nuolat valysi, yra tikimybė, bet žinai, kaip būna namie, kur būna tokia vieta, kur susikaupia vis tiek tokių. Taip. Ir paskui tam tokia salelė būna iš pradžių, paskui, žiūrėk, jau antra salelė formuojasi pas mane ant virtuvės stalo. Tai čia tik ne tik pas mane tokia. Tai va, tai šitas labiausiai ir erzina, kad atrodo, kad galėtų būti sprendimas. Vat aš eisiu, aš surasiu šitą žmogų, ar šitą terapeutą, ar šitą darbą, ir kažkaip išsispręs mano gyvenimas. Nėra sprendimo. Super. Yra tiesiog kitas sprendimas, ką tu darai toliau. Indrė, man taip gera, kad tu patikėjai Lietuvą ir grįžai gyventi čia. Nors jau buvom, žinai, be praranda vilti, kad pamatysit, kaip čia gera. Lietuva sveiksta kai? Koks tavo atsakymas? Lietuva svaigsta. Ir lai būna apsvaigus, bet nuo, žinai, pievų žiedų. Lietuva sveiksta, kai niekas nebesistumdo parduotuvėse eilėse. Lietuva sveiksta, kai tu palieki žaislą neringoj ant suoliuko, savo vaiko žaislą ir po dienos grįžti ir jis vis dar ten. Lietuva sveiksta, kai nusišypsai kažkam ir žmonės nenusuka akių, o tiesiog biški taip. Truputėlį šypteli. Lietuva sveiksta, kai nebesigrūda žmonės tiek gatvėse ir tiesiog praleidžia vienas kitą. Aš matau daugybę vietų, kur Lietuva sveiksta. Ir dar galim. Ir čia ne pabaiga. Ir čia tikrai ne pabaiga. Tai čia laida Lietuva sveiksta. Iš tikrųjų, Indrė Winter, pasekite, tikiu, kad atsakysi žmonėms, kurie tau parašys. Ką norėjom čia padaryti? Kad tas sveikatos tema yra beveik viskas. Taip kaip, žinot, aš pati komunikacijos specialistė. Tai komunikacija, viskas yra komunikacija. Tai apie tą sveikatą lygiai taip pat. Man taip gražiai surezonavo tas palikto daikto radimas kitą dieną ten pat, dėl to, kad žmonės supranta, kad tikriausiai grįž pasiimti tos pirštinės, žaislo, kas tai bebūtų. Ir apie tai, kad mes einam link to tokio, jeigu man kažkas netinka, gal galiu išsiaiškinti ir padaryti kitaip. Savivertė, ko išmokau iš Indrės, yra mano padarytų gerų dalykų savo, kitiems, visuomeniai, pasauliui sudėtis. Kiek daugiau tų dalykų padarysiu, tuo daugiau ta savivertė užaugs. Va čia Lietuva sveiksta. Linkiu visiems ir pasimatysime kitose laidose. Be galo dėkinga tau, kad buvai. Dėkui.